Sveiki visi, mano naujasis video. Norėjau jums parodyti savo pirkinį. Yra firma Tangley Teasers. Tai aš pirkau šepetuką originaliai pakuotėj. Štai toks su rožinio apačia. O kitą pirkau štai tokį su dangčiuku. Ir jis yra juodas, taip pat iš originalios dėžutės. Jis yra juodas su dangčiuku ir yra mažesnis. Bet galėčiau pagirtinai pagirti, kaip sakant, kad tai yra neblogas pirkinys. O šį pirkau iš Maksimos parduotuvės. Gan mokėjau pigiai. Paprastas yra šepetys. Bandytas taip pat kaip sakant, gaminti pagal tą pačią technologiją. Bet šie šereliai eina vienas paskui kitą, o šie eina ratuku. Ir šis tikrai yra pagamintas tiesiogiai iš plastmasės ir šiaip labai išpeša daug plaukų. Ir nesusigundykite tikrai tokiais. Pirmą pagalvokit, už šitą mokėjau aš 1,50 €, nes tai buvo akcija išpardavimas, bet nusipirkau šiaip pabandymui. Dar nebuvau pasiemus šitą. Bet šitą tikrai nemanyčiau, dabar galvoju, kam galėčiau šį padovanoti ar atiduoti arba išmesti. Dar vienas mano pirkinys, susigundžiau nusipirkti gumytes. Jos yra originalios. Invisible. Pirkau jas mėlynos spalvos. O šias gavau dovanų per Kalėdas. Jos nėra originalios. Šią galima panaudoti kaip apyrankę. Nes ji tokia truputėlį dar margumo turiu. Spalvota. O šios dvi yra mažos ir truputėlį jos yra švelnesnės, negu šita. Nėra tokios aštrios plastmasės tokios. O šios iš vis yra labai minkštos. Nors gal truputėlį šitas minkštesnės, taip, bet jos yra mažesnės, plonesnės. Ir bandysime naudoti šitas. Nežinau, ką jūs apie tai manote, bet pabandžiau nusipirkti aš šias gumytes. Taigi tiek mano pirkinių. Ką manote apie šią produkciją? Ar turite, ar naudojate, ar ne? Tai štai tokie mano pirkinukai. Ir sakau šį kartą, laikinkit, subscribinkit, būtinai komentuokit ir laukit kitų video. Iki.